Sveiki visi žiūrintys Kalibris keliauja kanalą ir šiandien su jumis sveikinamės iš Graikijos Rodos salos. Mes keliaujam dabar gegužės antroje pusėje, kai prognozuojame dienos temperatūra yra tarp 22–24 laipsnių šilumos, bet dėl didelės drėgmės mums karščio tikrai užtenka. Dar šiek tiek lieka jėgų ir kažką nuveikti, pajudėti. Tai mes esame apsistoję visai paprastam, bet neprastam viešbutuke, Casa Artemida. Jisai nedidelis, atrodo apsistojęs graikiškose sodose. Tai šiek tiek tolėliau miestelio centro. Aš jau išsimaudžiau mažam baseinėlį. Ir iki miestelio Farijakės centro yra tik tai 15 minučių pasivaikščiojimas, iki jūros irgi panašiai. O šiandien mes planuojam pradėti dieną pavažiuodami iki Rodos miestelio senamiesčio. Kol vaikštam po senamiestį, norisi paminėti porą faktų. Šiuo metu esam prie kryžiuočių buvusios pilies tvirtovės. Kai jie rengdavo kryžiaus žygius iki Palestinos, reikėjo kažkur įsitvirtinti ir čia buvo viena jų tvirtovių. Tai Rodos salos pavadinimas kilo iš finikiečių kalbos. Senais laikais, kai atplaukė ir šitoj saloj jį pavadino Erodus, kas reiškia gyvatė, nes tuo metu buvo mažai žmonių ir daug gyvačių šioj saloj, tai atrodo, žygis juokiasi, kad sapnuoju istoriją. O taip, Rodos sala paskutinius 400 metų plius minus iki Antro pasaulinio karo priklausė Osmanų imperijai, tai turi daug turkų, arabų įtakos, bet dauguma gyventojų visais laikais panašu, kad buvo graikai. Neaišku kodėl, bet įėjimas buvo šiandien nemokamas į Kryžiuočių pilies muziejų. Niekur neradom priežasties kodėl. Ir kai kurie žmonės mano, kad neverta, mes nemokėjom, greičiausiai būtume nemokėję, tai sunku pasakyti kiekvienam nuspręsti, ar muziejus vertas jiem 8 ar 10 eurų. Nes buvo dvi parodos, viena ekspozicija buvo visokiausių šūkių, visokiausių radinių iš senesnių laikų ir kita ekspozicija buvo jau Kryžiuočių pilies. Viduramžių. O čia yra Riterių gatvė. Tai dabar sėdame senos pasaulio stebuklo vietoje, tai kur yra dabar stirnos ir elnio mažas statulėlės. Tai šitoje vietoje stovėjo senasis pasaulio stebuklas, Rodos kolosas, manau, Wikipedija rašė. Tai yra saulės dievo Helio statula, kuri buvo 33 metrų aukščio ir stovėjo kažkur prieš 2,5 tūkstančių metų.
Paminiau, kad buvo 33 metrų aukščio. Bet nepasakai, kad žemės drebėjimas. Ir šitą statulą dėjo sunaikino žemės drebėjimas, tai neišliko iki mūsų dienų. Gali valgyt, gali ragaut. Net nežinau, nuo ko čia pradėti. Kaip darinėti. Nu gerai. Iš Rodos salos matosi Turkija, tai matosi už jūros sluoksnio, kad yra Turkijos kalnuotas reljefas. Atvykome į Drugelių slėnį, šiuo metu Drugelių nėra, tai ir įėjimo kaina sumažinta, paprastai yra 5 eurai, tai dabar 3 eurai vienam žmogui. Bet kadangi gražus parkas, nusprendėme vis vien jau pasivaikščioti. Tai vakar jodinėjom žirgais ir man asmeniškai labai patiko. Tai kai važiavom pirmą kartą iki Campikos paplūdimio, pamatėm, kad yra žirgų vieta, buvo žirgai pastatyti lauke ir iškabos, jodinėjimas žirgais ir panašiai. Tai važiuodami atgal šio paplūdimio sustojom pasiklausti. Tai buvo 2 variantai. Vienas variantas pusvalandžio, 30 eurų ir pasijodinėjai šiek tiek mišku. Ir antras variantas buvo, kad joji 1,5 valandos, 60 eurų ir joji iki paplūdimio, paplūdimy šiek tiek ir atgal. Tai aišku, pasiėmėm tą antrą variantą. Ir kitą dieną jodinėjom. Tai vakar ir asmeniškai man labai patiko, nuostabus vaizdai, gali pasigrožėti gamta, pabūti su nuostabiais gyvūnais, pajodinėti jais. Tai jo, tai man asmeniškai buvo verta, bet kiekvienas renkasi kelionės metu, kur jiem verta leisti pinigus. Nes yra tikrai daug vietų, kurie mielai paimtų jūsų pinigus. Tai va, o šiandieną turėtume pradėti nuo kelionės pas gyvūnus. Tai pas gyvūnėlius važiuosim vėliau, bet pirmą atvažiavom pažiūrėti krioklio, iki kurio turėtų vesti labai gražus ir tunelis.
Tad eime pažiūrėti, ką galima pamatyti čia. Iš pradžių mes praėjome įėjimą, bet čia įėjimas yra apie tunelį, tad eime pasivaikščioti. Einam? Einam. Eime. Matau ežeriuką jau. Gyvenime neįsiu šitų tunelių. Aš skaičiu net šitos kaskadomis bėgantis vanduo, man gražesnis negu tas krioklys per sieną. Tai atvykom į interaktyvų kaip ir zoologijos sodą, kur su visais gyvūnais gali šiek tiek pabendrauti, prisiliesti, pamaitinti. Tai yra planas, aišku, nėra, nežinau, rečiausių ar pavojingiausių gyvūnų rūšių, bet visai man rodo pasidomu. Jie turi lamų, jie turi asiliukų, jie turi, man rodo, į šerną panašu, į šitą... Asiliukas eina. Užkrito žodis kupranugarių. Tai, bus įdomu. You tell the adults by their super large tails. This is one of them. And they don't like being touched. But you could, a baby could feed them. Go ahead and feed them directly without any nerves. He may or may not want the carrot. He's got a bit good. Oh, something spooked him. Oh. I don't know what it was that spooked him, but these little ones do like to board us. And you could pet them. They're cool. Here comes the adult male now. Yeah. It's very soft. Very soft. fur. They're super amazing animals. Yeah. Wow. Oh! Wow. Here in the zoo, they live about 19-20 years. Yeah, in the wild, they live about 16-17 years. Wow. They eat all kinds of things from seeds, nuts, fruit, tree bark, tree sap, termite mounds, small birds, eggs. They have two predators that feed on them. It's a Fusa cat and a boa snake. Oh, okay. Yeah. So. But mankind was their biggest enemy because we used to have over 100 species. Now only 32. Yeah. So Okay. we're here to promote their well-being and show people what amazing animals they are. Where are they originally from? Madagascar. Madagascar. Nowhere else in the world. Wow. Daj pana. Geras, geras. Noriu šitą. Oi. Ateisi, Morkytė? Ateik, Morkytė. No, ateik, Morkytė. Ateik. Nio. Labas. Nio? Nio. Nori morkytės? Valgo morkytę. Matai, Morkytę davėm tau. O nori abaliuko? Imk abaliuką.
Imk, obuoliuk. Mes ką tik atvažiavom iki Lindos apžiūrėti išlikusios šventovės Akropolio griuvėsių. Tai apėjom Atėnės šventyklą. Tai užėjimą į šitas griuvėsius mums reikės sumokėti, man atrodo, po 12 eurų žmogui, kas, sakyčiau, visai brangoka už griuvėsius ir kaip ir porą stovinčių kolonų. Bent jau mano nuomonė. Atrodo, pavyzdžiui, kai gyvūnams sumokėjom po 12 eurų, tai tu žinai, kad vis tiek eina visų gyvūnų išlaikymui, maistui ir vis tiek tikrai kaštai išlaikymo yra didesni. O čia tik, kad tave įleistų, kad tu apsižvalgytum per porą griuvėsių, tai... Bet kaip visada, turistams nuspręsti, jeigu čia atvyksit, ar verta ar neverta jums apsilankyti. Į kokią salą mes plaukiam? Simi. Simi? Taip. Dienos kelionėj mes atplaukėm į Simi salą. Ieškojom akmenuoto paplūdimio, tai dabar radom visai privatų krantą, jaučiasi, tik dviese esam čia. Tai galiu paminėti, kad Simi saloje daugiausiai, kada yra gyvenę žmonių, tai buvo 22 000 gyventojų. Bet dabar yra telikęs tik tai kažkur 1000 nuolatinių gyventojų ir vasarą su turistais būna apie 6000 žmonių čia. Simi sala neturi smėlėtų paplūdimių, tai dėl to visi uolėti. Ir šitos salos pagrindinis užsiėmimas bent jau seniau būdavo laivų statykla ir jų natūralių kempinių verslas. Aš nežinau, kur jas iš jūros matyti traukia tas kempinės, bet jos labai minkštas ir mielos atrodo. O šiais laikais tai aišku, kad turizmas yra pagrindinis verslas čia.
Seime radom lietuvių restoraną, kur dirba lietuvė, ištekėjus už graiko, tai rekomenduojama aplankyti, labai miela moteris. Mūsų laivas jau. Seime dar turi savo stiliaus krevetės, tai paskutiniam pasiplaukėjimui šiek tiek jų paėmėm. Paragauti, pavalgyti. Jos valgomas visos su kevalu. Labai skanu. Lietuvės virtuvę pagamino. Mums lietuvė šiek tiek patikslino statistiką, kad iš tikrųjų yra apie 3200 nuolatinių gyventojų Simi saloje. Tai 3000 kažkur graikų ir apie 200 žmonių imigrantų, kaip ir jie. O mums metas plaukti, bet gal į Rodos salą. Šiandien važiuojam aplink salą, važiuojam į Vyninį regioną, turbūt užeisim į vieną pilį. Ir dabar sustojam tiesiog atsitiktiniai gražioj vietoj palei jūrą. Tik žmonės yra kiaulės ir šiek tiek yra šiukšlių. Gal taip, tai gamta nuostabi. Atvykom prie pilies, įėjimas yra nemokamas. Tai buvo Kryžiuočių pilis, pastatyta, kad galėtų stebėti visas apylinkės. Ir buvo pastatyta 15 amžiui. Šis, ką pasakiau, bet man atrodo, ne tokia eilės tvarka, kaip norėjau. Prieš 2 dienas buvom Akropolį, dabar esam Panoramai. O jei rimtai, tai važiuojam dabar iki mūsų Vyninės, kur eisim į vyno degustavimą, niekad nesu ten buvus. Ir šiek tiek gaila, kaip pats vairuoji, kad žygis galėjęs tik trupučiuką paragauti. Ir po to eisim dar pavalgyti, galbūt pasivaikščioti, kad viskas būtų tvarkoj. Bet jo, aš galėsiu pilnai ragauti, jis galės tik trupučiuką pauostyti. Ką tik pasivaikščiojom po Vyninę, jinai yra iš tikrųjų maža, šeimos verslo, 4-osios kartos jau. Tai parodė ir papasakojo, kad iš pradžių vynuogės, kai yra nuskinamos, jis skinamos Liepos apie 25 dieną. Ir pirmą parą paliekamos šaldytuve, kad visus atvėstų, kad išliktų kuo daugiau kvapų, aromos. O tada šiek tiek apie visą kitą procesą papasakojo. Dar buvo man įdomu, kad išgauti spalvą raudono vyno, jie palieka, deda į bačkas su odelėmis vynuogės, o balto iš karto jau nebededa odelių fermentacijos procesui. Ir raudonus vynus deda paskui kai kuriuos pila į bačkas. Jie naudoja 2 metų jau panaudotas Ąžuolo statinės. Jo, ąžuolo statinės. Panaudotas, kad būtų nepermuštų pačių vynuogių skonio, o kad
kad šiek tiek tiesiog praturtintų, nes pirmų metų ąžuolo sultinės gali tiesiog permušti visų vynuogių skonius ir kvapus, o antrų metų gali tiesiog papildyti. Ir būtent raudonas ir ypač iš statinių vynas gali būti dar brandinamas buteliuose tose rūsiuose, o taip paprastai baltą vyną sako, kuo šviežesnis, tuo geresnis ir tuo greičiau išgerti ir nelaikyti 10 metų. Ir dabar prasideda degustacija nuo baltų vynų. Cheers! Skaniai kvepia. Aš kaip Jordan. Tai čia yra šaldytuvas jau, kur palaiko pirmą parą šaltį, kad atšaltų ir tada būtų daugiau visų kvapų įsilieję. Tada čia yra spaustuvas ir visas pirmas spaudimas yra geriausių sulčių. Ir tada einu parodysiu jums dar įlysiu. Ne visai gal gerai, bet... Ne, čia yra... Bottling room. Taip, kambarys, kur visas... Išpilstai butelius. Tai čia yra kambarys, kur supilsta į butelius, tai čia butelius išplauna, tada supilsta ir čia yra etikečių gamintojas. Tai šis cisternuose vyksta pagrindinė fermentacija. Jose palaiko tinkamą oro temperatūrą, kad negautų per daug deguonies, kad nerūgtų. Ir jų talpa yra gal 300 ml ir turi apie 12 šitų bačkų, cisternų. Ir einam tada į kitą pusę šiek tiek parodysiu. Kur jau pačios bačkos ir jau ilgalaikis laikymas vyksta. Tai va čia vat yra jau ilgalaikės fermentacijos, nežinau, nusidimo ir surinkimo iš ąžuolinių bačkų kvapų. Dar nepaminėjau, kad ten ant kalno šlaito auga vynuogės, iš kurių visą tą vyną gamina, kurias mes ką tik ragavom. Atvažiavom dabar iki Agati arba Golden Beach. Tai iš tikrųjų jisai labai gražus, šiek tiek tuštokas dabar. Bet aš bandysiu iššokti vandenį ir išsimaudyti. Žygis. Tai nėra labai karšta. Bet noras yra maudytis. Ką tik išsimaudžiu šiame nuostabiame paplūdimyje. Tai nors atrodė, kad bus šalta, bet manau vandens temperatūra yra tokia pat kaip oro, tai lindus labai sunku išlysti. Smagi diena. Ką tik apsilankėm Rodo 9D kine. Tai buvom abiejose dalyse. Tai pirmoji dalis buvo, kur papasakojo trumpai Rodo salos istoriją. Tai tikrai buvo gražiai viskas padaryta, smagu. Gal purškimas vandens mums tiek nepatiko. O antroji dalis, kur buvo pasivažinėjimas po Rodo, tai atrodė, kad aš tikiu, kad vaikams tarp 7-12 metų tai bus kiečiausias dalykas jų gyvenime.
Bet mums jau atrodė nebevertėjo mokėti už tą antrą dalį. Bet užtat galim jau supasakot. Atvykom apžiūrėti Rodos Akropolio, tai jisai buvo skirtas Apolonui ir akivaizdžiai matosi, kad Lindos Akropolis žymiai geriau išsilaikęs. Va, čia yra gražių visų. Dar eisim į tą stadioną pažiūrėti, tas buvo geresnis. Jo, man stadionas atrodė, kad geriau išsilaikęs. O čia yra antikinis Rodos stadionas. Paskutinės kelionės valandas nusprendėme praleisti Campiką paplūdimy, bet po poros valandą išskrendam, tad ačiū, kad žiūrit ir iki kito karto. Ate! Vėjas stiprus. Bambalė. Šitą jūs pakraut.